Labą dieną. Šiandien turime 149 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie karo padarinius ir Versalio taiką. Šį kartą pratęsime. Pirmiausiai apie taikos sutarčių pasirašymą su Austrija, Vengrija, Turkija ir Bulgarija. Taigi 1919 metais rugsėjo 10 dieną Paryžiaus priemiestyje Saint-Germaine pasirašyta sutartimi Austrijos Respublika bei Vengrija buvo pripažintos Austrijos-Vengrijos imperijos įpėdinėmis. Taip jos buvo įvertintos kaip nugalėtos šalys, atsakingos už karo padarinius. Visų pirma, Austrijai buvo uždrausta prisijungti prie Vokietijos, o tai padaryti jau buvo nusprendęs Austrijos parlamentas. Austrija turėjo pripažinti Čekoslovakijos, Lenkijos bei Pietų slavų valstybių, tai yra Serbijos, Kroatijos ir Slovėnijos 1929 metais susivienijusių į Jugoslavijos karalystę nepriklausomybę. 1920 metais birželio 4 dieną Trianono sutartimi Vengrija taip pat buvo pavadinta karo sukėlėjai. Ji kaip Austrija ir Vokietija turėjo išmokėti sąjungininkams reparacijas, perduoti dalį karinės ginkluotės bei sumažinti kariuomenę iki 35 000 kareivių. Vengrija neteko Slovakijos ir Karpatų Ukrainos, kurios buvo prijungtos prie Čekoslovakijos. Buvusios Vengrijos karalystės dalys, tai yra Kroatija ir Slovėnija, įėjo į Jugoslavijos sudėtį. Bukovina ir Transilvanija atiteko Rumunijai. 1919 metais lapkričio 27 dieną buvo pasirašyta Neji taikos sutartis su Bulgarija. Šiai buvusiai Vokietijos sąjungininkei buvo pritaikytos kiek švelnesnės sąlygos. Bulgarija turėjo atsisakyti kai kurių teritorijų, dalis Makedonijos buvo prijungta prie Serbijos, Trakijos pakrantės prie Egėjo jūros atiteko Graikijai. Bulgarija taip pat turėjo išmokėti reparacijas, o jos kariuomenė buvo sumažinta iki 20 000 kareivių. Su Turkija taikos sutartis buvo pasirašyta 1920 metais rugpjūčio 10 dieną Paryžiaus Sevro priemiestyje. Turkija neteko Egėjo jūros salų ir rytinės Turkijos, kurios atiteko Graikijai. Sirija buvo atskirta nuo Turkijos ir tapo Prancūzijos mandatinė, tai yra valdoma teritorija. Irakas, Palestina tapo mandatinėmis Anglijos teritorijomis. Kipro sala ir Egiptas taip pat atiteko Anglijai. Juodosios jūros sąsiauriai buvo internacionalizuoti, jais galėjo praplaukti visų šalių laivai. Nuo Turkijos atsiskyrė dalis Armėnijos, Dodekaneso ir Rodeso salos atiteko Italijai.
Kurdams turėjo būti suteikta autonomija, bet šia galimybe kurdų gentys nepasinaudojo. Be reparacijų Turkijos kariuomenė buvo sumažinta iki 50 000 kareivių. Apie naujų valstybių Rytų Europoje susikūrimą. Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje, kilus revoliucijoms, subyrėjo 3 didžiosios Rytų Europos tautas valdžiusios imperijos. Tai yra Rusijos, Austrijos, Vengrijos ir Vokietijos. Išsivadavusios tautos sukūrė naujas valstybes arba atkūrė turėtą nepriklausomybę. Taip iš Rusijos imperijos išsivadavo Suomija, Estija, Latvija, Lietuva ir Lenkija. Nepavyko paskelbtą nepriklausomybę įtvirtinti Baltarusijai, Ukrainai, Gruzijai, Azerbaidžanui bei Armėnijai 1920–1922 metais. Tame laikotarpyje jos vėl buvo prijungtos prie bolševikinės Rusijos. 1918 metų pabaigoje buvo paskelbta Čekoslovakijos nepriklausomybė. Atkūrusi nepriklausomybę Lenkija vėl suvienijo savo žemes, kurias po 18 amžiaus pabaigoje padalijimų buvo pasidalijusios Rusija, Prūsija ir Austrija. Netekusios milžiniškų teritorijų, paskelbtos respublikomis, naują gyvenimą pradėjo Vengrija ir Austrija. Dėl tradicijų stokos, ekonominių ir politinių sunkumų, Rytų Europos šalims sunkiai sekėsi kurti demokratinę santvarką. Siekiant užgniaužti komunistinį judėjimą, įveikti kitas politinės bei ūkio problemas, vis labiau stiprėjo autoritarizmas. Jau po kelerių metų beveik visose Rytų ir Pietų Europos šalyse, išskyrus Čekoslovakiją, įsitvirtino nedemokratiniai autoritariniai režimai. Apie karo pasekmes. Neįmanoma suskaičiuoti, kokių milžiniškų materialinių nuostolių Europa patyrė per Pirmąjį pasaulinį karą. Frontuose žuvo beveik 8 milijonai kareivių, o dar 18 milijonų buvo sužeisti. Visam gyvenimui liko invalidais. Nuo ligų ir bado mirė šimtai tūkstančių žmonių. Karo išvargintos šalys norėjo kuo greičiau likviduoti sunkumus, atkurti nuniokotą ūkį. Todėl Vokietijai ir jos buvusioms sąjungininkėms buvo sudarytos tokios sunkios taikos sąlygos, uždėtos milžiniškos reparacijos. Pralaimėjusios valstybės negalėjo pakelti tokios reparacijų naštos, neįstengė greičiau atkurti ekonomikos. Visas Europos šalis po karo ištiko ūkio stagnacija, buvo nemažai bedarbių. Per karą valstybės visas pastangas buvo sukoncentravusios frontui, kariuomenių aprūpinimui. Vyriausybės buvo perėmusios daugelį tų funkcijų, kurias anksčiau tvarkė patys piliečiai. Pasibaigus karui, žmonės buvo įpratę, kad už juos viską padarytų valstybė. Jie nenorėjo rodyti iniciatyvos bei siekė, kad valstybė ir toliau reguliuotų daugelį sričių. Pirmasis pasaulinis karas visuomenėje paliko ryškų psichologinių problemų. Sugrįžę iš frontų kariai, 4 metus išbuvę apkasuose, nesuprato nekariavusių žmonių. Buvę kariai manė, kad jie kovėsi už būsimą geresnį pasaulį. Tačiau pasirodė,
kad geresnė ateitis nebuvo sukurta, o civiliai žmonės karą smerkė. Taip atsirado vadinamoji, kabutėse, prarastųjų karta. Tai yra žmonės nusivylę gyvenimo realybę. Jie ėmė idealizuoti karą, paprastą kareivį, besikaunantį už šviesią ateitį, bet išduotą karininkų ir politikų. Buvo pasėtas nepasitikėjimas demokratija, atsirado palankios sąlygos fašizmui bei nacionalsocializmui plysti. Sudarytos taikos sutartys ne tik neišsprendė problemų tarp Europos valstybių, bet priešingai jas paaštrino. Pasaulio politikoje vis labiau ir labiau įsigalėjo dvi valstybės, tai yra JAV ir SSRS. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie taikos sutarčių pasirašymą su Austrija, Vengrija, Turkija ir Bulgarija. Kaip po Pirmojo pasaulinio karo pasikeitė Austrijos, Vengrijos, Bulgarijos ir Turkijos teritorijos. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie naujų valstybių Rytų Europoje susikūrimą. Kokios nepriklausomos valstybės susikūrė Europoje po Pirmojo pasaulinio karo? Su kokiomis problemomis susidūrė naujai susikūrusios valstybės? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Trečia, trumpai papasakokite apie karo pasekmes. Kokios buvo Pirmojo pasaulinio karo pasekmės? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.